Kalbant su žmonėmis dažnai iškyla klausimas, kas yra kvepalai ir kaip juos teisingai išsirinkti. Apie tai Vaida iš Facebook. Sveiki, čia vėlgi Vaida. Šiandien labai norėčiau pasidalinti savo mintimis apie kvepalus. Dažniausiai žmonės klausia, kas yra kvepalai? Man kvepalai yra emocija. Taip, dažniausiai mums praeinant žmonės užuodžia kvapą ir vieni sako, oi, koks geras kvapas, kitiem galbūt tas kvapas nepatinka. Iš tikrųjų, kvepalai yra labai svarbi žmogaus gyvenimo dalis, nes moksliškai yra įrodyta, kad tik 2 procentai viso pasaulio žmonių nesikvėpina. Vadinasi, mes turime mokėti juos teisingai pasirinkti. Juk kvapas teisingai pasirinktas ir jeigu jis mums tinka, žmonės gali prie mūsų traukti, taip pat gali juos atstumti. Gali mūsų verslo pokalbis baigtis labai šauniai, sutartimi ir pokalbis dėl darbo gali sugriūti neteisingai pasirinkus kvapą. Kaip teisingai pasirinkti, kaip nepakliūti į mūsų gražių spindinčių vitrinų veidų apgaulę. Kai einant parduotuvėje žymūs žmonės reklamuoja kvepalus ir kaip nepirkti buteliuką už 300, o nusipirkti iš tikrųjų gerus kvepalus. Rasite informaciją vaidapataria.lt. Ačiū.